visus žmonės, kurie taip ar kitaip prisiliečia prie mokymus arba prie skaitimo, dalinu į dvi dalis. Tai yra teoretikai ir praktikai. Tai dažniausiai, jeigu tai pasižiūrėti statistiškai, galima drąsiai pasakyti, kad 97% žmonių yra teoretikai ir tik tai 3% yra praktikai. Kas tai yra teoretikai? Yra tie, kurie sako, ai, nieko naujo, ai, jau skaičiau, ai, kažką norėčiau naujo, o jau čia praeitas etapas, o kokios naujienos. Jie antiek daug bando sužinoti, net nematydami tai niekada pritaikyti, kad jie tampa profesoriais teoretikais, gyvenimo teoretikais, bet šitie žmonės nėra mūsų chebra. Aš kreipiuosi tos, kur iš tikrųjų norėtų, kad bet koks mokymasis, bet kokia knyga, bet koks vadovėlis, bet koks seminaras duotų naudos. O tai reiškia, kad knyga kaip informacijos šaltinis arba seminaras atmaina knygos, taip, yra ne kas kita kaip katalizatorius pokyčiams. O pokyčiai tai yra visuomet baisu. Mūsų protas iš vienos pusės nori pokyčių, iš kitos pusės priešinis. Taigi dažniausiai, kai mums reikia kažką pakeisti savyje, suformuoti naują įprotį, pas mus atsiranda kas? Sabotažas vidinis sabotažas. Ir mokslininkai analizavo tos žmonės, kurie iš tikrųjų žymiai, ne tai, kad žymiai, praškai, efektyviausiai sugebėdavo pakeisti savo gyvenimą, efektyviausiai sugebėdavo įdėkti naujus įgūdžius, efektyviausiai galėdavo kažko išmokti. Tai paaiškėjo, kad jie visi naudoja 6 jėgas. Ir pirma jėga tai yra aš jėga. Ir tam, kad kažką padaryti, tu turi iš pirmų norėti pasikeisti, norėti patobulėti. Ir antras, tu turi mokėti tai daryti. Tu turi turėti žinių. Pavyzdžiui, tu nori susitvarkyti savo finansas, bet tu nežinai, kaip tai padaryti. Sutikit, nieko nebus. Todėl pas tave turi būti noras vidinis, o tada jau gauni informaciją ir tai jau pirmas žingsnis. Bet tik tai pirmas. Pasirodo, žmogui neužtenka tik tai norėti ir žinoti, kaip padaryti. Jam reikia lygas dar socialinis palaikymas. O tai reiškia, jis turi būti grupė žmonių, kurie tave palaiko tavo visuose noruose ir šitie žmonės tau ir padeda. Taigi jie yra ir motivatoriai, ir padėjai. Ir kai mes kalbame apie pagalbą, tai ne tik tai teigiama, bet ir kartais reikalinga disciplina iš mūsų artimų žmonių. Taigi mes turime pagalvoti, jeigu norim kažkokių pokyčių savo gyvenime, apie tai, kaip sukurti tą vadinamą grupę palaikymo, arba tai, kaip mes vadinam mastermindą. Ir trečias tai yra aplinka. Jūs turite pagalvoti, kaip organizuoti tokią aplinką savo gyvenime, kad tai būtų lengviausiai gyventi pokyčius. Tai aplinka turbūt kokia? Motyvuojanti jūs ir be abejo turi būti padedanti jums gyventi bet kokį pokytį. Pavyzdžiui, jeigu jūs norite sportuoti, būtų gerai, kad būtų sporto salė arba bent sportinė įranga kažkokia tai, kad tai turbūt kaip minimum sportbatukai, jeigu žadat bėgioti. Ir dar geriausia bėgioti ne vienam, o su chebra arba bent, kad kažkas išlydėtų tave arba prižadėtų ryte, kaip pačiam tingisi. Taigi mastermind. Pati idėja mastermind, jinai kilo iš senų laikų. Napoleonas Hillas, analizuodamas pačius sėkmingiausius pasaulio žmonės, pačius turtingiausius žmonės, pastebėjo, kad jie visi turi bendrą bruožą. Jie save yra, taip sakant, apsupę tais žmonėmis, kurie tikrai juos palaiko. Ne tik palaiko, bet ir pamokina ir duoda kompetencijos tos, kurios pačiam sėkmingam žmogui trūksta. Tai ką aš siūlau jums? Jums reikia sukurti savo palaikymo komandą. Geriausias kiekis žmonių tai yra 4, maksimum 5 žmonės, daugiau nereikia. Antras dalykas, kas tai turi būti? Jūs pasirinkote žmonės, o kokie tai turi žmonės? Pirmųjų, tai turi pozityvų žmonės, negativistų nereikia, jūs nekuriat savo psichoterapijos būrelį, jūs kuriate sėkmės tokią komandą. Antras dalykas, būtų gerai, kad tai būtų ekspertai kažkokios srity, kurioje jūs nesate ekspertas. Pavyzdžiui, jeigu jūs norite susitvarkyti finansus, tai pakvieskite kokį nors žmogų, kurį išmano tos dalykus. Jeigu jums reikia padaryti internetinį projektą, tai pakvieskite ekspertą, kuris kažką daugiausiai supranta šitoje srityje. Trečias dalykas, tai be abejo, tai turi būti žmonės, kuriems patinka pati idėja tobulėjimo. Ir patikėkite, jūs nesate vienas.
nors ir nedaug, bet tikrai galite surasti žmonių, kurie supranta, kad mokytis reikia visą gyvenimą ir jie patys su malonumu kažko išmoks ir iš jūsų. Ir vat, kai jūs pareikot tokio žmonės, kurie tinka minimum šitiems 3 kriterijams, jums reikia organizuoti pastovius susitikimus. Geriausia yra 1 kartas per savaitę, jeigu jau ne šiandien, bent jau 2 kartus, kas 2 savaitę arba 2 kartus į mėnesį. Rečiau patirtis rodo jau būna nebe labai efektyvu, nes per mėnesį žmonės vis pamiršta, dėl ko buvo susitikę. Ir jums reikia tos susitikimus organizuoti arba kažkokioj jaukioj vietoj, arba jūs galite tai daryti internetu konferencijų pagalba, bet tai turi būti tam tikrų laikų iš anksto nustatyti susitikimai, jų trukmė nuo 1 valandos iki kelių valandų, priklauso nuo to, kiek klausimų jūs norite išnagrinėti. Ir be abejo reikalingas kas tokio grupė turi būti kas vedantysis vienas. Šitie vedantieji arba tas koordinatorius, šitas žmogus gali keistis, kas savaitę gali keistis kaip nauja, arba gali mėnesiui, 1 kadencija gali būti. Bet šitas žmogus pasirūpina, kad visiems būtų perskambėta, visiems būtų priminta ir būtų pasirūpinta vieta, kur mes visi susitinkam. Tai yra tas žmogus, kuris atsakingas už pačią procedūrą surinkimų. Ir antras dalykas, kai jūs jau susitinka, šitas žmogus atsakingas, kad būtų laikomas tam tikro reglamento. Nes mastermind grupė tai nėra tūsas tiesiog, kur atsisėdom pasitūsavo. Tai yra su tam tikro tikslų, su grupė, kuri turi tam tikrų tikslų, kurie nori įspręsti optimaliausiu būdu. Ir reglamentas geriausiai yra štai toks, ir gali sudėti iš 2 dalių. Pirmoji daly, pavyzdžiui, jūs skaitote kažkokią tai knygą, bet skaityti labai būtų ilgai, todėl geriausiai, kad vienas žmogus būtų pasiruošęs perskaityti kažkokią knygą iš temos, kuri jums visiems yra įdomi, ir ją trumpai pristatytų. Dar paprašytų kažką, duotų santraupą, nes visiems mums tikrai nėra laiko tiek, kad skaitytum visas tas knygas, arba visus tos straipsnius, arba peržiūrėtų tas seminarus, kurie mums yra įdomus. Kitas variantas, jūs galite turėti jau kažkokį tai video įrašą, seminarų, ir vienas iš tokių įrašų gali būti video konspektai įvairių knygų, kurias mes irgi rekomenduojam, bet visi žmonės toj pirmoji daly gauna labai gerų minčių, idėjų, kurias iš tikrųjų toliau turės panaudoti. Ir antra dalis to susitikimo, kiekvienas pristato, o kaip visą tai galės panaudoti savo gyvenime. Kodėl? Ogi todėl, kad vienas dalykas girdėti apie geras idėjas, kitas dalykas jas bandyti kada nors pritaikyti, o trečias dalykas konkretus veiksmų planas, kurį tu pristatai savo draugams, o šitie draugai užsirašo, nes kitą kartą tu turėsi atsiskaityti. Nes yra nustatyta, kad jeigu jūs norite padidinti vykdymo koeficientą savo įsipareigojimų, ne tik naujametinių, bet kas savaitinių įsipareigojimų iki 100%, o būtent toks jūsų galutinis tikslas, reikalingios 4 disciplinos. Pirma disciplina sako, kad jums reikia aišku prioritetą. Taigi jūs vienai savaitę turite nustatyti savo vieną aišku prioritetą, ką tobulinsit, ką bandysite įgyventi savo gyvenime. Pavyzdžiui, tai gali būti finansinė kažkokia disciplina, gali būti sportas, gali būti mityba, gali būti kažkokie santykių kūrimo elementas, bet labai svarbu žinoti, kad prioritetas gali būti tik tai vienas, negali būti 2-3 prioritetiniai tikslai. Tikrai savaitį turite išsirinkti vieną vienintelį prioritetą. Antras dalykas, jūs turite nustatyti 2-3 kertinius veiksmus, kuriuos turėsite taikyti kiekvieną dieną. Pavyzdžiui, jeigu sportui, tai kiekvieną dieną, pavyzdžiui, kas 2 dieną aerobika, kas 2 dieną anaerobiniai pratimai, pusę valandos, tokio tipo pratimai, 2-3 veiksmai, jie iš tikrųjų nulėmė, ar to prioritetinio tikslo jums pavyks pasiekti ar ne. Žingsnis arba trečia disciplina, tai yra nekas kita kaip informacinis tablo. Ką tai reiškia, jūs turite kažkur žymėtis kiekvieną dieną, ką jūs padarėte. Tai reiškia, jums nebepavyks save apgauti, jūs matysite, kiek buvo suplanuota padaryti, pavyzdžiui, išmokti užsieniečių žodžių ir kiek jūs realiai to padarėte. Kiekvieną dieną žymite.
Laiko tai neužima, bet jeigu jūs jau čia pradedat diskutuoti, o kam to reikia, aš taip atsiminsiu, jūs jau reiškia užsiimat ko sabotažą. Ir ketvirtas svarbiausias dalykas, tai yra totalinė atsiskaitomybė. Vieną kartą į savaitę jūs turite ką, viens prieš kitą, totaliai 100% dalyvių atsiskaityti. Trumpai parodyti savo info tablo ir pasakyti, aš žadėjau štai tą padaryti, žiūrėk, aš tą ir tą padariau. Ir jūs visi palaiko, plojo, o jeigu jūs nedaug dėvių kažką nepadarėt, jums bus gėda ir jūs turite įsipareigoti, kaip pataisysite šitą savo klaidelę. Taigi, užduotis yra tokia, kad pirma dalis būtų pamąstymo, naujų idėjų gavimui, o antra dalis tokia būtent aptarimui, kaip mes visą tai pritaikysim. Ir svarbiausias dalykas, jūs turite susitarti dėl vidinių taisyklių, o vidinės taisyklės Mastermind yra labai paprastas. Pirmas, tai yra konfidencialumas. Jūs turite visą tai, ką aptarėt, visas problemas, visus pažadus išlaikyti tik tai savo rate. Antras dalykas, tai yra absoliutus palaikymas. Absoliutus palaikymas, jūs turite nekritikuoti vienas kitą, nešaipytis vienas iš kito, nesijaukti, o palaikyti. Draudžiama kritikuoti, tik tai leidžiamas palaikymas. Ir trečioji taisyklė, tai yra kas? Orientacija į tobulėjimą. Jūs galite tobulinti ne tik save, jūs galite tobulinti Mastermind komandos darbą ir tada pamatysite, kad jūsų rezultatai bus iš principų kitos kokybės. Ir kai jūs sutiksit žmogų, kuris sako, oi, man šitos idėjos žinomos, oi, aš šitą girdėjau, matau, jūs galite jam tiesiai šviesiai į akis ką? Nusišypsoti ir žinoti, kad prieš jūs stovi teoretikas. Sėkmės teoretikams, jų vieta yra biblioteka, o mes susitinkame geriausiose pasaulio pliažuose, su jumis buvo Algirdas Karalius. Iki.